Labas vakaras, Palmyra. Labas vakaras, mėlyjeji. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Sveikinamės vėl su jumis mūsų tradicinėme jau susitikime su Palmyra prieš ateinančius naujuosius metus, prieš ateinančias didžiasias metų šventes. Ir susitinkame kaip visada prieš šias šventes nepaprastą progą. Susitinkame kartu su jumis pristatyti jums naujus 2 produktus, kurie yra sukuriami kartu su Palmyra ir su mumis Smells Like Spells. Tai yra astrologinis ateinančių metų kalendorius 2026 metams ir nepaprasta, specialiai sukurta metų žvakė. Kaip matot, viskas tokios šviesiai žalsvos arba gelsvai žalsvos spalvos. Nors jau turbūt ne vienam kokiam nors tai kanale žinių matėte, galbūt kažkur tai bandėte susirasti informacijos, kokie bus ateinantis metai ir matėt, kad tai yra ugninio arklio metai, o pas mus staiga viskas yra žalia, tai pakalbėsime ir apie tai, o kodėl čia mes tarsi kitokioj spalvoje, ar ne, šiandien kitokios spalvos fone sėdime. Bet pirmiausia, turbūt reiktų ir apžvelgti, kas tai yra šitie 2 nuostabūs produktai, kas tai yra astrologinis kalendorius ir kas tai yra metų žvakė. Tai turbūt pradėkime nuo metų žvakės, nes nuo jos ir prasidėjo Smells Like Spells ir Palmyros gražusis mūsų bendradarbiavimas ir jisai jau tęsiasi net su Palmyra, turbūt negalim suskaičiuoti 8 ar 9 metai. Iš tiesų, man atrodo 9. Atrodo, kad galbūt netgi 9. Tai pirmiausia, mums gimė kartu su Palmyra idėja sukurti metų žvakę, kuri yra nepaprasta. Jinai yra gimusi iš zoroastrietiškųjų tradicijų, kaip pasitikti naujuosius metus. Ir buvo tikima, kad būtent kai stoja naujieji metai, ar ne, pagal zoroastriečių kalendorių, tai nutinka kada, kai Saulė pirmą sykį pateka avino ženkle. Visiškai teisingai, taip. Tada būdavo uždegama žvakė, kuri tapdavo visų metų ateinančių simbolių. Tai mes būtent su Palmyra kiekvienais metais ir sukuriame tokią žvakę, tik šiek tiek praplėtėme tą tradiciją, kad ant žvakės išraižomi ne vien zoroastrietiškieji simboliai, bet ir kiti maginiai ženklai. Tai ant šitos žvakės mes rasime Merkurijų, tai yra ateinančių metų planeta, ir nuo kovo 21 dienos. Tada asiliukas, labai mielas ir labai linksmas ir labai gražus, ir tai bus zoroastrietiškųjų metų totemas. Vėlgi nuo kovo 21 dienos. Tada ant žvakės išraižytą rasite ir kinų astrologijos metų totemą, tai yra jau ugninį arklį, tai bus hieroglifai keli. Ir čia jau nuo vasario 17 dienos. Taip pat ant žvakės rasite ir 2 runų ženklus, tai runa Manaz ir runa Anzus, apie jas taip pat pakalbėsime. Ir buvo tikima, kad būtent uždegus tokią žvakę, pasitinkant naujuosius, šita žvakė galėtų tapti visų metų simboliu, ar ne? Ir palydovų. Sėkmės simboliu ir mūsų geruoju draugu kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Ar tai būtų didelis džiaugsmas, o gal reikia susikaupimo, sėkmės, o gal liūdesys. Ir štai ta žvakė tarsi mūsų draugas, mūsų savotiškas palydovas, savotiškas angelas sargas, kuris visus metus nuo pat sausio 1 dienos bus šalia mūsų. Pirmą kartą šitą žvakę galima uždegti kaip tik sausio 1 dieną. Pasitinkant kalendorinius naujuosius. Taip. O astrologinis kalendorius iš tiesų yra ypatingas tuo, kad jame galite rasti ne vien aprašytus visus metų totemus, jame galite rasti ne vien tai, kas yra paprastai įprasta matyti astrologinėme kalendoriuje, tai yra Saulės tekėjimo ir leidimosi laikus, Mėnulio tekėjimo laikus, Mėnulio paras, Mėnulio parų aprašymus, Saulės parų aprašymus,
Mėnulio tranzito zodiako ženkluose. Ne vien kiekvieną mėnesį, kiekvieno zodiako ženklo ar net trumputę aprašymą ir ne vien planetų tranzito aprašymus, bet dar ir smulkiuosius ir žymiuosius būtent Palmyros ženkliukus kiekvienai dienai, kurie būna dviejų spalvų, žali ir raudoni, ir juose net ir nesuprasdamas žmogus astrologijos gali rasti tarsi tokį kelrodį žemėlapį ir vos užmetęs akį į kažkokią tai, nežinau, dieną pamatyti, ar tą dieną galima eiti, galbūt apsipirkti, pradėti remontą, keliauti, pradėti naujus darbus, o galbūt tą dieną būtų neverta eiti į meilės pasimatymus ar apsilankyti spa, ar ne? Tai visą tai galima rasti astrologiniam Palmyros kalendoriuje, o nuo Smells Like Spells rasite prie kiekvienos dienos dar ir atskirą runų ženklą, kuris kaip tikima galėtų būti tos dienos talismanų arba amuletų, jeigu diena iš tiesų nėra labai palanki. O kalendoriaus pačiam gale, pačioje pabaigoje, jūs kaip visada rasite aprašytus visus metų totemus ir netgi Palmyros palinkėjimą būtent šiems metams. Tai tokia bendra apžvalga, ką rasite kalendoriuje. Kalendorių galite įsigyti, žinoma, Smells Like Spells interneto parduotuvėje, visada mūsų parduotuvėje Mėsinių gatvė 7, taip pat galite kalendorių rasti didžiuosiuose Pegaso knygynuose, Vagos knygynuose, Knygos LT, patogu pirkti. Ir, žinoma, rasite netgi nuorodas šito video aprašyme, kur tiesiogiai galėsit nueiti ir rasti abu šitos nuostabius produktus. O šį visą vakarą mes kalbėsim ne tik apie kalendorių, ne tik apie metų žvakę, bet ir apie kiekvieną zodiako ženklą. Ir mes galim truputėlį, netgi galima taip, gal ir nekukliai sakyti, bet išnaudoti Palmyrą, nes mums nieks neriboja šitos video transliacijos laike. Ir tai vėlgi, sakom, dažniausiai būna ilgiausia ir išsamiausia apžvalga apie naujuosius metus. Tai aptarsim kiekvieną zodiako ženklą trumpai, bet galite lygiai taip pat komentaruose užduoti ir bendruosius astrologinius klausimus. Asmeninių, gilių apžvalgų mes dėja su Palmyra negalėsime jums papasakoti, nes tam reikėtų didesnio įsigilinimo ir tam visada galima susitarti atskirą asmeninį laiką, bet bendruosius astrologinius įdomius klausimus tikrai atsakysime. O dabar turbūt su Palmyra startuojame aptardami metus apskritai ir kokie bus tie ateinantis 2026, kodėl, pirmas klausimas, kodėl ta spalva vis dėlto žalia, nes ji susijusi vis dėlto ne su ugniniu arkliu, o kiek mes jau žinome, su planeta Merkurijum. Visiškai teisingai. Šiaip galėčiau atkreipti dėmesį, kad mūsų bendras leidžiamosios Smells Like Spells kalendorius, jis pasižymė tokiais retomis savybėmis, jis nėra toks kaip kiti astrologiniai kalendoriai, mes nesiorientuojame į, tarkim, įprastą garbinimą rytų kalendoriaus, nors jis yra aprašomas, bandome daugiau orientuotis ir į europietišką tradiciją. Ir štai, tarkim, Merkurijus, tai būtent europietiškoje tradicijoje pagal magų žvaigždę jau yra šių metų valdovas, tiesa, nuo 21 kovo dienos. Tai ir kadangi viena iš Merkurijaus spalvų būtent pagal magų žvaigždę yra žalia, todėl mes pasirinkome žalią spalvą. Ir norintiems, tarkim, šiemet sustiprinti Merkurijų savo gyvenime. O Merkurijus kam reikalingas? Bendravimui, mokymuisi, lengvesniam žinių pasisavinimui, verslui, ypač jeigu verslas susijęs su prekyba, skatinant labiau išplėsti savo veiklą. Visa tai Merkurijaus valdžioje yra ir galima nešioti žalios spalvos žiedus ant mažylio piršto. Tad
jau turite mažą patarimą, kaip nuo kovo 21 dienos geriau susidraugauti su Merkurium. O su Merkurium dar padės susidraugauti ir specialūs kvapai parinkti žvakiai. Ir joje mes jau įliejome žaliosios arbatos, figos ir kinrožės aromatus, kurie dar truputėlį prideda ir aštraus juodojo pipiriuko parfumerinio žavesio. Tai svaigus, lengvas ir gaivus, svaigus, lengvas ir gaivus aromatas. Norėtųsi tokių kvepalų. O kiekvieną dar, beje, ką pamiršau paminėti, kiekvieną šį aprašymą, ar ne, apie ką mes kalbam ir apie kiekvieną to temą, rasite visada nuskenavę QR kodą žvakės dėžutės nugaroje. Ir šiais metais tai yra naujovė, nes dažnai sulaukdavom jūsų žinutės, kad oi, pamečiau aprašymą, kuris paprastai būdavo popierinis įdedamas į žvakės pakuotę. Tai šį kartą, jei nepamesite dėžutės, vadinasi, nepamesite ir aprašymą. Nuo Merkurijaus, kuris yra tuo pačiu metu ir kompromisu, ar ne, turbūt simbolis, kompromisų, susitarimų, komunikacijos. Galbūt daugiau komunikacijų, nes vis dėlto kompromisai šiek tiek su kitu Merkurijaus draugu, su Chironu susiję. Keliaujam galbūt prie asiliuko, kuris irgi startuos kaip to temas metų nuo kovo 21 dienos. Iš tikrųjų chironiškas gyvūnas, kuris linkęs dėrybom, susitarimam ir būtent asiliuko metai. Tai taikos ir susitarimų laikas, bendradarbiavimo laikas, partnerystės laikas, palankus šeimų kūrimui. Štai toks gerasis asiliukas. Ir šiuo atveju, pagal senąjį zoroastrietišką kalendorių, asiliukas nėra kažkoksai, kaip mūsuose priimta, kokio nors trečio brolio kvailiuko simbolis. Tai yra tiesiog darbštaus, nuoseklaus, kaupiančio turtą, turinčio stiprią šeimą, puoselėjantis savo šeimininius ryšius. Štai toks yra asiliukas ir tokie asiliuko palinkėjimai be abejo jau galima sakyti asiliuko naujiesiam metam, kurie truks metus nuo kovo 21 ir iki jau 27-ųjų kovo 21. O Palmyra, tas asiliukas dar pas mus ne tik atrodo mūsų tradicija, ar ne, kad toks truputėlį kvailesnis, bet dar ir toks, kuriam visi užkrauna kažkokias naštas, kažkokius sunkumus nešti, kad jis truputėlį turi būti jau darboholiškai užsispyręs ir toks, galima kabutėse pasakyti, darbštus kaip asilas, ar ne, arba nešulinis kažkoks gyvulys. Tai ir šie metai ateinantis nuo kovo 21-26, ar ne, ar jie bus tokie nešuliniai darbiniai, ar vis dėlto tas asiliukas už savo darbą ir kantrybę gaus atpildą? Manyčiau, kad antrasis variantas. Jeigu mes pažvelgsime į karminių mazgų išsidėstymą, bent jau iki Liepos pabaigos mergelės ženklų judės krentantis mėnulio mazgas Ketu. Krentantis mazgas jis visada uždaro programą, ją nuslopina, nuramina. Reiškia, toks atkaklus darboholizmas nebus laiminamas. Darbas saikingas, pasiilsint, pasvajojant, pamedituojant. Ir to iš mūsų jau nori kylantis mėnulio mazgas žuvyse. Tiesa, Liepos jau 27 dieną pasikeis karminių mazgų pozicijos ir kylantis mėnulio mazgas Rahu pereis į vandenį ir ten jau kiti prioritetai – laisvė, draugystė, nepriklausomybė. O krentantis pereis į liūtą. Kitas simbolis ant žvakės yra ugninis arklys. Ir Palmyra, tada sakykit, čia toks keistas sutapimas, kad vienoje pusėje asiliukas, kitoje pusėje ugninis arklys. Ir ar jie yra iš tiesų panašus simboliai? Dvi astrologinės mokyklos, dvi astrologinės tradicijos, kurios visiškai skirtingos, visiškai niekuo tarpusavį nesusijusios, o štai mes supuolam tarsi su dviem kanopiniais gyvūnais į vienus metus. Ir arklys nuo asilo
nežinančiam atrodytų, kad nėra labai toli. O iš tikrųjų jie toli ar ne? Visų pirma, tradicijos yra tikrai radikaliai skirtingos. Kinų astrologija absoliučiai nieko bendro neturi nei su vakarų astrologija, ir tarkim, nei su indiška astrologija, kuri jau pakankamai tapo žinoma Lietuvoje. Tai yra visiškai atskira sistema su visiškai atskirais simboliais. Arklys yra gyvūnas siejamas irgi su stipriai šeimininiais ryšiais, galbūt tai būtų bendra. Ir ugninis arklys, tai, sakyčiau, netgi stiprių, kartais ir nežabotų aistrų proveržį žada. Bet vėlgi, koja ko gero, nežabotų aistrų proveržiui pakiš krentantis mėnulio mazgas, kuris judės jau antrą metų pusę liūto ženklų. Liūtas su savo aistrom bus truputį sutramdytas ir, sakyčiau, tai yra laikas, kai mes pradėsime labiau vertinti santykiuose ramybę, nuosaikumą, ir nuoseklumą ir galbūt ištikimybę, nes tai yra laikas, kai jau labai nesidairoma į naujus meilės nuotykius, kai vertiname tie santykiai, kurie jau yra sukurti ir susimąstoma apie gilinimą, puoselėjimą tų santykių. Štai tokia antra metų pusė. Ir likę dar du simboliai ant metų žvakės, tai yra dvi runos. Viena runa iš senojo Futharko jau skandinaviškosios tradicijos, manaz. Kas truputėlį domisi lingvistika, galės jau iš karto susijęti šitą runą su žodžiu man, tai yra žmogus. Ši runa mums padės šiais metais išlaikyti tvirtą stuburą, tvirtą asmenybę, valią ir netgi šiek tiek galbūt mums suteiks užsispyrimo, kas šiuo atveju mums puikiai koreliuoja tiek su asilo totemu, tiek su arklio totemu, o runa Anzus suteiks ryšį su aukštesnėm jėgom, gauti daugiau žinių, gauti daugiau išminties, gauti daugiau supratimo iš anapusinio pasaulio, kas jau labiau siejasi su Merkurijum. Ir tokiu būdu mes tarsi sujungiame visus ženklus, Merkurijų, asiliuką, ugninį arklį, su šitų runų pagalba šitoje gražioje žalsvoje spalvoje, o kvapai papildys dar labiau žvakės veikimą. Visą prašymą, kaip jau minėjau, visada galėsite rasti nuskenavę QR kodą žvakės pakuotės užpakalinėje arba nugarinėje dalyje. Taip pat ten rasite ir tai, kaip pasakymus arba pašnabždėjimus, kaip reikėtų sutikti visus šiuos 3 naujuosius metus, ką atlikti, galbūt bus netgi pašnibždėjimo apie mažus ritualus, kas turėtų būti ant vaišių stalo, kaip reikėtų arba dėrėtų rengtis, taip pat kokius papuošalus dėvėti, ką mūvėti, kokius šokius šokti ar nešokti, bet tai jau rasite ir žvakės aprašyme, ir kalendoriaus prieš paskutinėme puslapyje. O dabar turbūt su Palmyra po truputėlį judam prie pirmų 3 zodiako ženklų ir kaip jiems seksis per ateinančius 2026-uosius, o po pirmųjų 3 zodiako ženklų trumpo aptarimo atsakysime į pirmus klausimus, kurių nepamirškite rašyti Facebooko mūsų paskyroje, kur eina šita gyva transliacija, komentaruose. Visi klausimai mums bus perduoti ir pasistengsim kuo daugiau jų atsakyti. 2026-ieji, Avinas, kaip jiems seksis, ar jis papuls į mūsų šių metų top sėkmingųjų sąrašą, ar vis dėlto mes turėsim jį priskirti top ne visai laimingų ženklų 12 zodiakų ženklų eilėje. Galbūt žodį nelaimingą vis dėlto reikėtų traukti į šoną. Labai jau taip žiūrint, tarkim, nežinau, kaip čia pasakius, diplomatiškai, bandant vertinti situaciją arba
žvelgiant iš kokios tai labai tolimos perspektyvos, nelaimingų metų nėra. Sakyčiau, yra labiau pamokantis metai arba mažiau pamokantis metai. Tai išmokysim kažką užsispyrus aviną. Tai, ką man labai nepatinka tas žodis, nelaimingi metai, nelaimingas periodas. Tai yra tiesiog pamokantis periodas, ryškių, stiprių treniruočių periodas. Tai ar bus labai treniruojami avinėliai? Ko gero taip. Ir treneris bus be abejo griežtasis Saturnas, bet šalia jo ir Neptūnas. Ir čia bus toks truputį koncentracijos, truputį susitelkimo. Saturnas jau buvo šią vasarą Avino ženkle, tai yra 25 metų vasara, o štai 26 metais Saturnas nuo vasario 14 dienos, matote, kaip nusiriškia meilės, reikia suprasti, įeis į Avino ženklą, na ir ko gero, pirma, ką jis privers padaryti, pagaliau apsispręsti avinukus, ko jie iš tikrųjų nori, kuriuo keliu judės. Primenu, kad Saturnas viename ženkle, tame pačiame ženkle bus tik po 29 metų. Taigi, tai, ką jūs šiemet nuspręsite, kokiu keliu jūs pasuksite, labai panašu, kad panašia linkme dar labai ilgai judėsite. Tai iš tiesų nulems ilgalaikius jūsų gyvenimo įvykius. Tai ilgalaikių sprendimų metas. Ir pirma metų pusė bus labiau siejama su šeima, namais. Kokio aš noriu šeimininių santykių, kokio aš noriu namų. Kokie mano jau prioritetai šeimininėme bendravime, kas man yra svarbiau. Santarvė, dominavimas, vaikų ugdymas, santykiai su savo tėvais. Visus šiuos dalykus privers spręsti Jupiteris pirmą metų pusę. Saturnas. Jupiteris šeima, jis Vėžio ženkle. Saturnas jis dar ten porą metų sėdės ir jis tiesiog toks su diržiuku. Žingsnis į šoną šausiu, žingsnis į kairę šausiu, žingsnis į dešinę šausiu. Jis toksai. Rinktis nelabai duos, Saturnas jis duoda judėjimą tokių siaurų tunelių, va taip tunelių judi ir nemėgink nei kairę, nei dešinę, tiesiai varai. Bet koks į kairę, į dešinę, siaurąją ar plačiąją prasme, blogai baigsis. Jūs Saturnas, taip kalbant, kabutėse, nušaus. Bet, Palmyra, Saturnas tarsi tokia askezė, apribojimas, o Avinas visada... Ir griežtas treneris, tas su diržiuku kurs. O Avinas visada narsus, proveržyje ir panašiai. Čia tokios susitinka dvi priešingybės, galima sakyti. Taip, nu, kartą per 20 metus ir tai nutinka. Ir aš tai patarčiau vertinti kaip gerą gyvenimo pamoką, kad mes turime labai gerą trenerį, kuris mus puikiai užgrūdins. Ir pirmą metų pusę, na, taip, iki Liepos mėnesio, galima sakyti, atsižvelgiant į Jupiterio judėjimą Vėžių ženkle, jinai bus ir susijusi su esminiais apmąstymais ir esminių sprendimų priėmimai šeimoje. Tai yra namų laikas, kai mano pagrindinis uždavinys turėtų būti, kas vyksta mano namuose, kokio aš noriu namų ir kaip aš judėsiu tolyn į priekį. Na, o nuo Liepos mėnesio jau šiek tiek ir atsipalaidavimo. Jau Jupiteris įeis į liūtą ir palengva atsiveria naujos galimybės, naujos perspektyvos. Aišku, Saturnas ir tam toliau stovės šalia, jis taip vis pakoreguos, bet tarkim jau antrą metų pusę jinai žada tiesiog pakankamai daug sėkmingų akimirkų, sėkmingų galimybių ir šis laikas siejamas su kūryba ir meile. Na ir vaikais. Ir jeigu jūs tuo metu įsimylėsite, sugalvosite sukurti šeimą, tikėtina, kad šitie jausmai visam gyvenimui ir šeimos sukūrimas, santuoka visam gyvenimui. Ypač jeigu sugalvosite tuoktis jau rudenį ar kitų metų pavasarį. Kodėl?
užbėgsiu įvykiam už akių, nuo spalio mėnesio, nuo spalio pradžios į svarstyklių ženklą, o svarstyklės siejamos su santuoka, su ištikimybė, eina baltasis mėnulis. Ir prasidės periodas puikus, jau oficialiem savo santykių patvirtinimo, ar tai būtų socialinė, tarkim, santuoka, reiškia, tarkim, santuokos rūmuose, ar tai būtų jau religinių pagrindų sujungti santykiai. Žodžiu, toksai puikus laikas ateina, tai galėčiau šiemet pasakyti šeimos, meilės, laimės, kūrybos laikas ir karjeros. Saturnas jis liepia mąstyti apie tolimus tikslus ir tolimus tikslus karjeroje. Todėl patarčiau avinukam labai nešokinėti. Čia padirbau, nepatiko, ten padirbau, nepatiko. Visa tai gali, jeigu norite kažkur pereiti, keisti savo darbo vietą, turite labai gerai tai apgalvoti. Nes tai, ką jūs pakeisite, tai bus ilgam. Ir jeigu jums nepatiks, jums bus pakankamai sunku pakeisti į kitas vėžes. Bet tokie esminiai metai, kaip avinams ar ne, ir tiek daug žinios, ir tiek daug informacijos, galbūt todėl, kad įvyksta esminis tolimos planetos, ar ne, Saturno tranzitas, tai tokių esminių pokyčių ar gali laukti jaučiai, ar į jaučius, nežinau, atsisuks, įeis, ar dar kažkur kitur pasisuks kažkokia tokia reikšminga planeta, ar vis dėlto tie metai bus įprastesni, paprastesni ir netokie esminiai kaip avinams. Aš tik tai norėčiau dar avinukam pridėti. Labai nerūstaukite ant Saturno, šalia bus Neptūnas, o tai yra svajonė, tai yra muzika, tai yra gamta. Tiesiog, kai esate pavargę, muzika, gamta, vanduo, raskite laiko plaukiojimui, netgi jeigu tai bus jūsų vonia. Kaip japonai sako, yra problemų, lįsk į pirtį. Tai vat patarimas avinukams. Kokie patarimai, kokios planetos ir kokios pirtis laukia jaučių? O jaučių bus pirčių antrą metų pusę. O pirmą viskas gerai, lengvai, naudingos pažintis, geri pasiūlymai, sėkmė moksluose, kelionėse. Tad patarčiau iki Liepos mėnesio prisivažinėjame, prisikeliaujame, nežinau, ar čia aš teisingai lietuviškai kalbu, bet... Prisivažinėjame, prisikeliaujame iki Sotės. Taip, mokomės, bendraujam ir nuo Liepos mėnesio viskas keisis. Prasidės tas laikas, jeigu aš norėsiu kažką labai keisti savo gyvenime, ar tai būtų šeimyninis gyvenimas, ar tai būtų veikla, tai pirties bus kas karšman kailiai. Tai yra laikas, kai aš turėsiu tapti tikus, ramus, apsiriboti tuom, ką turiu, nieko nebekeisti, orientuotis jau į turimus pasiekimus ir jų išsaugojimą. Tai nebus tinkamas laikas daryti karjerą, keisti darbą, nepatartina ir priimti pasiūlymų paaukštinimų darbe, vargu ar patempsite ir galite save diskredituoti. Ir tai gali pakenkti ne tik jūsų geram vardui, bet ir jūsų sveikatai. Tad antrą pusę reikėtų skirti jau tokiam gana intravertiškam gyvenimo būdui, skirtam namam, šeimai, gerų santykių šeimoje puoselėjimui ir kelionių jau reikėtų bent jau tolimų nebeplanuoti. Tam bus jau visiškai netinkamas laikas ir manau, kad jūs net ir labai nenorėsite. Tad visos kelionės, visos naujovės pirmą metų pusę, o po to nurimstam, koncentruojamės ir mąstome, kaip čia gerai, taip kaip yra. Tai gal šiaip mes jautį suprantam, ar ne, dažniausiai kaip užsispyrusi, kaip darbštų, kaip materinių vertybių šiek tiek, ar ne, labiau siekianti arba jas mylinti, gal jiems padės tas
asiliukas, kuris ateina nuo kovo 21-osios? Manyčiau, kad šitie totemai bendradarbiauja. Jie kažkom labai panašus ir manau, kad jam patiks asiliuko metai. Bet turbūt labiausiai patiks dvyniams, nes ateinantis metai yra Merkurijaus metai, o Merkurijus yra dvynių šeimininkas. Tai kaip suvaldyti tą dvynį ateinančiais 26-aisiais, kai dar ir jo, nežinau, žingeidumą, kelionių siekiamybę, kartais plepumą skatins metų šeimininkas Merkurijus. Gera, o gal bloga žinia, kad Merkurijus iš tikrųjų jau pradės veikti nuo sausio 1, nes sausio 1 stos 13 mėnulio dieną, kuri yra siejama su dvynių ženklu ir su Merkurijumi. Tad Merkurijaus suaktyvėjimas jau nuo sausio 1, ir šita žalia spalva tam tikrą prasme jau bus aktuali ir nuo sausio 1. Na, bet kokiu atveju ir žalia eglutė, ir žalia žvakė, čia viskas komplektas, tai bus gerai. Ką daryti dvyniam? Manyčiau, kad pirmą metų pusę jie vis dėlto bus ramesni, sėslesni, labiau apmąstantis savo žingsnius. Ir tai bus geras laikas pamastyti apie kaupimą, spręsti savo finansinius klausimus. Ir tai jie pavyks. Antra metų pusė jau kitas laikas, kai taps judresni, galbūt ir linksmesni, smalsesni, norėsis užmegzti naujas pažintis, dar kažką naujo sužinoti, kažką naujo išmokti. Manyčiau, kad metai įdomus ir sėkmingi. Vienintelį, ką norėčiau patarti, jau nuo pat jau 25 metų pabaigos iki rugsėjo vidurio dvyniam labiau pasaugoti darnius santykius su antraja pusė. Vienintelis toks išbandymas, kuris tikėtinas dvyniam, tai santykiai su tais, kas šalia jūsų, su savo partneriais. Ir tai ne tik antroji pusė, jeigu jūsų veikla yra susijusi su partnerystė, tai ir jūsų veiklos partneriai. Saugokite tuos ryšius, kuriuos turite, ir netgi jeigu jums kažkas nepatinka, neskubėkite jų nutraukinėti. Pamatysite jau po rugsėjo vidurio, jau nuo rugsėjo pabaigos, nuo spalio, jūsų požiūris pasikeis, jūs vėl pradėsite manyti, kad jūs galbūt be reikalo pykote, kad jūsų nuoskaudos vis dėlto yra nepagrįstos ir kad viskas yra žymiai geriau tiek santykiuose su antraja pusė, tiek su savo verslo kompanionais. Aptarėme pirmuosius 3 ženklus ir dabar trumpa mūsų žiūrovų klausimų serija. Ir vienas iš klausimų vis kartojasi metai iš metų ir tai turbūt yra susijęs su kelių šiek tiek skirtingų astrologinių tradicijų arba mokyklų egzistavimu. Ir klausimas skamba visada taip: jei Saulė viename ženkle, o ascendentas kitame, į kurio ženklo prognozę reikėtų paprastam, ne visai įsigilinusiam į astrologiją žmogui kreipti dėmesį? Tai kurią dabar astrologinę prognozę skaityti, jeigu Saulė viename ženkle, ascendentas kitame, kas dažniausiai taip ir bus? Į ką kreipdėmėsi, Palmyra? Taip, jeigu jūs tiksliai žinote, kad gimėte Saulei tekant, na, tarkim, plius minus dar pusvalandį valandą, tai jūsų ascendentas ten pat, kur ir Saulė ženklas. Reiškia, čia problemų nėra. Nu, visiems kitiem be abejo tai yra problema ir ypač tiem, kas gimė per saulėlydį, nes tada ascendentas apskritai opozicijų ir tada apskritai viskas atvirkščiai. Čia ko gero galvos skausmas yra ne tik žmogų, kuris minimaliai orientuojasi astrologijoje, bet ir pačiam astrologui. Aš daugybę metų stebiu, į ką žmonės labiau reaguoja. Man tenka daug metų kurti ir bendras prognozes, ir apmastyti rekomendacijas, dirbant asmeniškai su kažkokiu tai konkrečiu vienu horoskopu. Ir per daugiametę patirtį vis dėlto pastebėjau, kad dominuoja
jeigu kalbėti apie bendras prognozes, vis dėlto Saulės ženklas, ten, kur yra Saulė. Ascendentas, na, toksai pritariamasis arba nepritariamasis vokalas, ten kažkur truputį. Galima žiūrėti, galima nežiūrėti, vis dėlto pagrindinis dėmesys būtų Saulė. Patarčiau žiūrėti pagal Saulės ženklą. Labiausiai pasiteisina, bent man nė karto neteko sutikti atvejo, kad žmogui labiau, nu, tarkim, aš pažįstu žmonių, kurie puikiai žino, kur jo ascendentas ir skaito ir tą. Nu, sako, vis tiek Saulė, va tas ascendentas, nu, pasižiūriu, lyg ir veikia, bet iš tikrųjų pagrindas eina pagal Saulę. Tarp kitko žmonės gali, kurie žino ascendentą, daryti eksperimentą. Perskaityti vieną prognozę, perskaityti kitą ir pamėginti pasitikrinti. Galbūt mums kažkurį puslapį parašyti. Ar tatuiruotės gali sustiprinti sveikatą, padarytos tam tikroje kūno dalyje, ar yra kažkokių įžvalgų ir ar tatuiruotė gali susilpninti, pavyzdžiui, sveikatą? Galbūt į šitą klausimą atsakysiu aš, nes ypatingai pas mus, kaip Smells Like Spells, kai mes užsiemame runų ženklais, o jie atrodo labai, jeigu galima tai pasakyti, tatuiruotini arba gražus. Iš jų galima sudėlioti įvairiausius gražiausius ornamentus, kurti talismanus ir amuletus. Tačiau vis dėlto tam tikrų tikslų tiek runų ženklų, tiek apskritai, jeigu tai nėra toteminiai gyvūnai, kaip bendrieji simboliai, bendrieji talismanai mums gyvenime, tatuiruoti nebūtų patartina. Dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tatuiruotės metu yra užfiksuojama ta informacija, kuri yra tatuiravimo metu sugalvojama, inicijuojama, medituojama, afirmuojama, kaip pavadinsit, taip nepagadinsit. Na ir jeigu mes ištatuiruojam, o tatuiruotė pati savaime yra labai ritualinis dalykas, nes susijęs ir su krauju, ir su skausmu, ir dažniausiai tatuiruotės yra atliekamos, jeigu jau skaičiuojama ir bandoma daryti profesionaliai tam tikromis dienomis, tam tikrų laikų, tai vis dėlto įgyja labai reikšmingą simbolinę prasmę. Yra užfiksuojama tik ta informacija, kuri yra tuo metu. Ir galbūt ne apie sveikatą, bet pavyzdžiui apie turtą galvojant, jeigu bus atliekama tatuiruotė, tai šiandien kažkokia įsivardinta turto suma arba gausos supratimas ir bus užfiksuotas, ir kai jūs būtų labai gerai, jeigu jūs jį pasiektumėt, bet jeigu jūs jį pasieksit, ties ta riba jūs galite ir sustoti. Nes užsifiksuos ta situacija arba tas gausos lygis, kurį jūs tuo metu suprasite ir tuo metu sugalvosite. Tai tatuiruoti būtent kažkokią konkrečią mintį nebūtų patartina, būtų patartina galvoti apie bendrą sėkmę, bendrą laimę, bet kūno dalis turi savo planetas, ar ne, kurios taip pat gali būti susietos tarpusavy. Tai, nežinau, galbūt kažkokias kelias planetas, kelias kūno vietas, kur koks organas slepiasi. Galėčiau tik tai pritarti ir pasakyti, kad kai darai tatuiruotę ir tu nori sustiprinti kažkokio tai organo veiklą ir bijai pakenkti, iš tikrųjų tai galima numatyti astrologiškai. Tada renkama tokia data, kad mums reikalingas organas, na, tarkim, būtų stiprinamas ir tikrinama ta kūno vieta, kur galima daryti. Na ir pagal kiekvieną, reiškia, horoskopą galima atrasti tas vietas, kur netgi jeigu tu negalvoji apie sveikatą, bet jeigu tu toj vietoj ištatuiruosi, na tarkim, juodasis mėnulis pas žmogų yra vandenio ženkle. Ir jeigu tu padarysi tatuiruotę, darant savo piktos kūno dalies, na tarkim, archetipiškai manoma, kad moteriam pikta dešinė pusė, vyram kairė, ir tu ten padarysi ant blauzdos, nes vandenio zona yra blauzda, kažkokią tai tatuiruotę, lauk problemų. Galbūt galima tai pasakyti, kad ruošiantis daryti tatuiruotę reikėtų labai atidžiai pasitarti su specialistu, kuris užsiima tiek astrologiją. Jeigu tatuiruoja totemą, tai tą totemą mes
išrinktumėm, suprastumėm, parinktų astrologas datą. Jeigu tai būtų runų ženklai, tai jie taip pat turėtų būti sudaryti ir patikrinti, kaip jie veiks bendrame piešinyje, kaip akorde. Ir su tatuiruotėm reikėtų būti labai atsargiems. Taip, tatuiruotė nuo seno tai yra absoliučiai ritualinis dalykas, turintis labai gilias tradicijas ir bet kokiom aplinkybėm ir pas bet ką jos anksčiau, jeigu mes žiūrėsime, iš kur tai kilę, nuo ko tai prasidėjo, tai niekada nebuvo daroma. Tai buvo žiūrima kaip į labai rimtą iniciaciją, skirtą suteikti tam tikrų jėgų, pranašumo arba apsaugoti. Palmyra, pas jūs šiandien labai daug papuošalų ant rankų. Ar tai turi kažkokią tai prasme? Kodėl? Ir prie to paties prijungsim dar vieną klausimą. Koks vis dėlto amuletas, kaip akmuo, tai galbūt galėtų būti aktyvina intuiciją. Ir galbūt ant rankų pas jūs taip pat šitą akmenį galima rasti šiandien. Galiu paaiškinti galbūt kodėl. Man būna periodas, kartais aš visai nenešiau, kartais aš daug užsidedu. Ir štai šiemet, tai yra šiandien, eina kalba apie 26 metus, kurie jau nuo sausio 1 bus stipriai įtakojami Merkurijaus. Ir čia kaip aktorius, jeigu teks kalbėti apie Merkurijų, tu turi stiprinti Merkurijaus zoną. Kas yra Merkurijus? Rankos. Pirmas būdas sustiprinti Merkurijų. Kuo daugiau apyrankių, žiedų. Ir pusiau intuityviai, pusiau specialiai, paėmiau ir užsidėjau daug apyrankių. O kuris akmuo sustiprintų intuiciją? Intuicija, iš tikrųjų, aš manau, kad beveik visi akmenys, jie padaro žmogų jautresniu, subtilesniu. Tai galbūt reiktų žiūrėti, kokį akmenį dėtis, kokiu atveju, ar ne, kokią zoną jis labiau aktyvins. Nes iš tikrųjų yra labai daugas intuicija. Čia galima ir apie ametistą kalbėti, ir labradoritą, ir mėnulio akmenį. Tik kad mėnulio akmens natūralaus beveik nėra, jį ir sunku gauti, dažniausiai tai yra dėja padirbinėjimas šitas akmuo, bet čia daug kas, ir kalnų krištolas, įvairūs kvarcai, jie turi tą savybę, iš tikrųjų agatai turi tą savybę, net neįsivaizduoju, čia galima iki begalybės ir netgi imti, nežinau, turkis, deimantai, kokį mes akmenį bepaimtume, mes netgi, jeigu jau skaitytume tokius gilesnius tų akmenų aprašymus, kažkurioje vietoje rastume, kad šitas akmuo jums leis pajusti tą ir tą. Kažkuris padės pajusti, kada artėja sėkmė karjeroje. Kitas padės pajusti, kada jį gali apvogti kažkas. Trečias padės pajusti, kad laukia nelaimė kelyje. Tai sakyčiau, pirmiausia, čia toks paradoksas, prieš perkant akmenį žiūrime į savo intuiciją ir tapatus traukia tapatų. Ta akmenį, kurį jūs intuityviai įsirinksite, tas akmuo toliau atvirkščiai stiprins jūsų intuiciją. Štai toks uždaras ratas. Intuicijos ir ne tik intuicijos pagalba nusikelkim į ateinančių metų vasarą ir patarkim mūsų žiūrovams, į kokias šalis geriausia būtų vykti 26-aisiais ir kurgi planuoti atostogas, o kurgi planuoti galbūt darbinės keliones. Tai čia toksai klausimas būtų? Toks būtų klausimas. Toks būtų klausimas, gerai. Iki Liepos mėnesio poilsis prie upių, prie ežerų labai geras. Kokiose šalyse? Lietuvoje. Ar tinka? Turės tikti. Prašom mąstyti apie tėvynę, apie tėviškę, nes Jupiteris, didžioji laimė, karalių žvaigždė, iki Liepos mėnesio yra vėžio ženkle. Tai yra tas laikas, kai mes turime atiduoti duoklę savo žemei, kuri mus pagimdė, išaugino, savo šaknim, savo protėviams. Tai duoklė Jupiteriui Vėžy. Ir jeigu jūs norite tapti labiau laimingi, labiau išmintingi,
labiau sėkmingi. Žiūrėkite, ką daro Jupiteris. O jis Vėžy. Vėžys yra tėvynė. Plus Lietuva pagal etnosą irgi yra po Vėžio ženklų. Tai sėdim savo namuose ir džiaugiamės ten upė, ežeras ar dar kažkas. O nuo antrosios metų pusės? Na, o tada jau orientuojamės, ko gero, į liūto teritorijas. Pirmoje eilėje Jupiteris į liūtę, tai labai karštos tiesa šalis ir nežinau, ar kas ten norės važiuoti. Ispanija, Portugalija, Prancūzija būtų. O štai Italija ir ne, ten juodas mėnulis. Nerekomenduojama ypač jautriem žmonėm, tie, kurie bijo visokių nužiūrėjimų, konfliktų, nelaimių, dar kažkokių tai dalykų, važiuoti į tas šalis, kur tuo metu yra juodas mėnulis. Štai juodas mėnulis į Šaulio ženklą įeina nuo gruodžio 20-25 metų ir bus iki vidurio rugsėjo 26 metų. Ir kasgi yra juodas Šaulyje? Šaulys tai yra visų pirma Italija, Brazilija, Lenkija. Tai vat, mėgėjų keliauti į Lenkiją, ko gero, mėgėjai keliauti į Lenkiją turėtų būti šioje šalyje apdairesni pirmą metų pusę. Ir ko gero, galbūt tokias rimtesnės kelionės jau planuoti nuo rugsėjo mėnesio, nuo rugsėjo vidurio. Jau paminėjot, kad Jupiteris paliks Vėžio ženklą. Vėžio ženklą jau šiais metais paliko baltasis mėnulis. Ir kas baltasis mėnulis ar ne, angelų apsauga, visas gėris, grožis, Jupiteris vėlgi didžioji laimė. Ir staiga šitos dvi gražios planetos kitais metais palieka Vėžį. Tai kaipgi vis dėlto dabar tam Vėžiui tvarkytis ateinančiais 26, kai dvi pagalbininkės ištarė sudie? Vėžys jausis puikiai. Jis tiek daug gavo iš balto mėnulio, iš Jupiterio, kad jis jausis laimingas, kai Jupiteris pasitrauks, nes Jupiteris jis toks irgi labai stipriai aktyvinantis. Ir aš taip įtariu, kad jau pavasarį jau Vėžys sakys, kiek galima, jau norime poilsio. Kiek galima to džiaugsmo. Ir kiek gali mūsų varinėti, nes tas Jupiteris vis kažkas savam ženkle, vis naujos galimybės ir tu negali tokios geros progos ir tu tą darai, visko griebiesi ir viskas sekas ir ateina kažkoks toks momentas, kad tu sakai, jau viskas, jau per daug. Tai vat nuo Liepos mėnesio įeina į liūtą, o liūto ženklas šiaip jau yra Vėžiam labai naudingas. Tai jų ramybės, naudos, gausos, sotumo ženklas. Viskas, ko reikia Vėžiui. Manau, kad metai Vėžiui tikrai bus geri, laimingi ir sėkmingi. Ir tai, ką jie sumanė ir nepavyko įgyvendinti pirmą metų pusę, puikiai susidėlios antrą. Na jau kas Vėžiai tikrai pretenzijų tikrai neturėtų turėti. Viskas ten bus gerai. O tai tada kaip jausis liūtas, nes jau šiais metais pusė buvusios vėžiškos laimės, tai yra baltasis mėnulis jau liūtę, o pasieks antroji laimės dalis Jupiteris. Tiesa, nebebus tokio ilgo periodo, kai ir baltasis mėnulis, ir Jupiteris liūtė, bet dozė tos tokios vėžiškos laimės buvusios pajus liūtas, ar... Liūtas taip, jisai labai pajus. Jupiteris yra ugnies ženklų planeta ir liūtui, tai šiaip karališkas ženklas reina. Jupiteris, kuris ir vadinasi karalių žvaigždė. Na, manau, kad liūto ten visi gaurai ten pasišiauš ir jis pasijus tuo, ko jis turi būti. Geriausia, kas gali nutikti gyvenime, kai Jupiteris tavo ženklė. Tu gali viską. Ir tiesa, tai nutinka savo gyvenimo šeimininkas. Ir tai nutinka tik kas 12 metų. Taip, liūtai nemiegokit, o dabar reikėtų miegoti. Kol Jupiteris yra Vėžio ženkle,
Liūtai turi ilsėtis, atostogauti, tikrai nepersidirbti, tikrai skirti maksimalų dėmesį savo poilsiui, atsipalaidavimui, žodžiu. Pamirštame visus rūpešius, kai juos pamiršite, įvyks stebuklas, o patys ims ir įsispręs, pabandykit, eksperimentuokit. Čia yra tokia taisyklė, aš nejuokauju, tapatus traukia tapatų. Kai tu atsipalaiduoji, kai tu ilsiesi, pasijunti laimingas. Ir viskas laimingai ima ir išsisprendžia. Rytuos yra manoma, kad aukštesnės šviesios jėgos gali ateiti pas mus į pagalbą tik tada, kai mes nusiraminame ir pasijuntame laimingais. Aš suprantu, kad čia yra toks paradoksalus, tu verki, tau viskas nesiseka, nesigauna, krenta iš rankų ir tu ten meldi dievuliau, padėk, angelų prašai, o nieko nesigauna. Rytuose yra toksai paaiškinimas. Kol tu esi nelaimingas, kol tu verkšleni, skundiesi, tavęs ten viršui negirdi. Dabar pasiliūtus tas laikas, kai jie turi mokytis nusiraminti ir džiaugtis poilsiu. Tiesiog išmokti atgauti tą ramybę. Jupiteris yra mokytojas. Ir kai Jupiteris yra Vėžio ženkle, jis moko liūtus ramybės, poilsio, atsipalaidavimo. Ir kai tik tai jie pradės jausti tą vidinę ramybę, tą vidinę atsipalaidavimą, staiga viskas ims ir susitvarkys. Bet čia šiaip patarimas absoliučiai visiems, tai yra universalus. Angelai, aukštesnės jėgos, neateis į pagalbą tol, kol tu stresuosi. Tad jei esame aklavietėj, mums yra labai blogai, labai baisu, vis dėlto susiemame. Kas pakvepuoja, kas palenda po šaltų dušų, kas paguli druskos vonioj, kas galbūt nueina prie tekančios upės ir žiūri kokią valandą į bėgančių vandens tėkmę. Ir po to viskas susitvarko. Vienas klausimas, kuris iš žiūrovų sąrašo buvo praleistas, apie mergeles, nes kaip tik dabar prieinam prie mergelių. Tai ar ateinančiais 26-aisiais mergeles nustos kankinti visi Saulės, Mėnulio ir visokie kokie įmanomi užtemimai ir ar mergelės galės atsipūsti? Vis dar krentantis Mėnulio mazgas yra mergelės ženkle ir jis bus iki Liepos 27 dienos. Iki to laiko mergelės bus apribotos krentančio Mėnulio mazgo, kaip čia pasakius, nežinau, ne pančiais, nežinau kaip čia pasakyti, žodžiu, tokia letada uždėti ir tu čia nespurdėk. Sėdėk, tylėk, ką turi, tuo ir džiaugis. Ir be abejo, ten, kur krentantis mazgas, ten ir užtemimai. Ir štai kovo 3 dieną mes kaip tik turėsime Mėnulio užtemimą mergelė ženkle. Ir daugiau jau užtemimų iškentėti jau nebereikės mergelėms. Krentantis mazgas Liepos gale sėkmingai paliks jų ženklą, baigsis apribojimu, nes krentantis mazgas pirmiausius ką duoda apribojimus, bet kam? Aktyvumui, veiklai, savo ego išreiškimui. Tu turi daryti tai, ko iš tavęs reikalauja aplinka, ko iš tavęs nori gyvenimas. Įsiklausyk į aplinką, pasižiūrėk, ko iš tavęs nori. Ir tada šitas etapas praeis ramiai, o dar yra laiko, dar pusmetis draugauti su krentančiu Mėnulio mazgu. Tai yra tas laikas, kai tu neturi reikšti savo ambicijų, savo norų, ko iš tavęs prašo, tą ir daro. Principas labai paprastas. Duoda, imk, muša, bėk. O ką nors gero, ką nors aktyvaus, ką nors džiugaus mergelėms mes galim pasakyti, ar ne visai?
Dažnai net užsikosiu nuo tokio klausimo. Galima, kai šis krentantis mazgas. Ne, anksčiau aš čia blogai pasakiau. Nu, leisk pakosyti. Leidžiam Palmyrai pakosyti, kalbėsim dar toliau apie mergeles. Ir sužinosim, kas čia tą kosulį taip išprovokavo. Žodžiu, viskas gerai. Nuo kovo mėnesio baltasis mėnulis eina į jų ženklą. Ir nors krentantis mazgas bus, bet angeliukai su savo sparniukais pradės šilkiniais baltais tais sparneliais, pūkais iš visų pusių apsups mergeles ir palengva viskas pradės keistis. Bet išlaikant krentančio mazgo sąlygas, jokios iniciatyvos, jokių aš noriu, taip ir bus. Nesuveiks šitas principas. Puiku, aptariam dar 3 ženklus ir startuojam su antra klausimų sesija. Gal koks pačiamus klausimas? Tuoj peržvelgsim greitai, ne dėja. Viskas skirta jums. Ar plaukų perdažimas kita spalva, ar jų kirpimas, pakeitimas šukuosenos iš esmės, galima turbūt taip sakyti, gali paveikti kažkaip likimą? Iš tikrųjų taip, tai yra plaukų spalva, kaip ir drabužių spalva. Tai nėra atsitiktiniai dalykai, jie turi tam tikrą prasme, reikšmę ir jie įtakoja. Na, 100% pakeisti negali. Jeigu tai būtų, mes visi persidažytume savo palankios spalvos, įdėtume savo palankios spalvos drabužius. Bet, pavyzdžiui, tai dienai tobula spalva, bet tai nereiškia, kad tu gausi 100% sėkmę. Bet kad tai įtakoja, kad tai daro įtaką. Ir kad spalva yra ne bet kas. Ir jeigu mes imsime nuo pačių seniausių, žiliausių laikų, įvairiose, ar tai būtų maginės, ar tai būtų religinės apeigos, kad ir to pačiu krikščionybėje, kiek yra spalvų, kurios kažką reiškia, ir žalia, ir violetinė, ir balta, ir žydra, jos ir juoda. Jos visus turi savo prasmę. Ir iš tikrųjų veikia, na, jeigu kalbėsime apie rytus, pavyzdžiui, rytų medicinoje, jeigu turi visą eilę gydančių spalvų, kurių reikia paisyti, jeigu tu nori pasveikti. O vis dėlto yra tradicijų, kur tikima, kad būtent per plaukus galima įgyti didesnės jėgos, didesnės galbūt netgi intuicijos, sukaupti didesnę kosminę energiją. Tai kaip tai iš zoroastrietiškojo tikėjimo, iš tradicinės astrologijos pusės būtų vertintina? Na, visų pirma, galbūt ir nereikia čia ne tik zoroastrizmo, čia tokį, beje, norėčiau pasakyti, kad ta senoji lietuvių religija iš esmės tai yra zoroastrizmas. Tokie patys aukurai, tokios pačios apeigos, tie patys principai, kad zoroastrizmas tokia kaip ir bendra arijų religija, kuri galbūt kažkas labiau išsaugojo, kažkas mažiau išsaugojo. Plaukai taip, jie yra stipriai susiję su energija. Astrologijoje plaukai siejami su Plutono energija ir ne šiaip su mes Biblijoje turime tuos metus, vat Samsonas, vat nukirpo plaukus, vat prarado jėgą. Iš tikrųjų plaukai jie yra energijos saugotojai ir bet kada jų kirpti iš tikrųjų negalima. Kada kirpti visada galėsite rasti kalendoriuje, nes plaukų ir nagų kirpimui yra netgi atskiras ženkliukas, kurį Palmyra jūs visada labai atidžiai dėliojat. Ir žalias ženkliukas reikš, kad vis dėlto tą dieną galim kirpti plaukus, raudonas, kada nepatartina kirpti plaukus. Tarp kitko noriu čia ir įsiterpti, pasigirti, kad toks kalendorius, kokį mes leidžiame su ženkliukais, neturi analogų pasaulyje, jis yra vienintelis. Kažkada senai, jau čia, aš nežinau, prieš 20 ar daugiau metų man kilo toks sumanimas, žiūrinti tai, kaip eilinis žmogus, nežinantis astrologiją, paima bet kokį kalendorių astrologinių Lietuvoje labai daug atsirado po nepriklausomybės.
ir rusiškų, ir lietuviškų, kokių tik tai nori, visur tik tai planetų tranzitai sužymėti ir bendros prognozės. Ir galvoju, nu kągi tas vargšas žmogelis. Nei tų planetų simbolių, nors ten yra paaiškinta, nei supranta, ką reiškia tranzito simbolis. Na ir taip pat kilo sumanimas, kad padaryti iš simbolių tokį kalendorių, kur bet kuris, kuriam astrologija yra tamsus miškas. Ir čia yra natūralu mokykloje, nemokama. Tai nemokama, nors aš beje, jeigu būčiau švietimo ministrė, aš nuo 1 klasės įveščiau, bet pačias tokias paprasčiausias, elementariausias astrologinės pamokas. Tai vat mūsų kalendorius, jis toks yra, vienintelis pasaulyje ir panašių į jį nėra. Ir jis sukurtas taip, kad jis būtų patogus, viskas. Plaukų kirpimas, meilės pasimatymai, naujų darbų pradžia, mes viską čia galim rasti. Su pamokom dar susijęs yra vienas klausimas, kuris man atrodo tikrai įdomus ir svarbus. Mes pradėjome irgi pokalbį nuo treniruočių ir žiūrovai klausė, o kokias savybės ateinančiais metais vis dėlto reiktų labai treniruoti, o ko galbūt, kokių savybių treniruotės geriau vis dėlto praleisti. Labai geras klausimas, patinka man tokie klausimai. Ką daryti ir ko nedaryti geriausiai parodo kylantis mėnulio mazgas Jupiteris ir baltasis mėnulis. Iš dalies mes galime į Saturną atsižvelgti, bet čia jau jie Saturnas, Neptūnas, tolimos planetos, jos aišku keičia savo zodiako ženklą. Štai žuvų galutinai pereina į Akino ženklą, bet kol kas mes paliekame šitą temą. Ir kylantis mazgas. Iki Liepos pabaigos jis vis dar žuvų ženkle. Reiškia, mes pagrindinį dėmesį skiriame savo vidiniam pasauliui, intuicijai. Ieškome laiko pabūti su savim, ilgiau pabūti gamtoje, būti prie vandens, medituoti, klausytis muzikos. Neptūnas tai muzika, tai spalvos. Neptūnas reiškia susiliejimą su visu pasauliu. Neptūnas mus išmoko jausti galingo pasaulio tą mažytę dalelę. Neptūnas moko apie vienį. Tai planeta, kuri, ko gero, yra aukščiausiai dvasinio pasaulio. Ir ne veltui su Neptūnu yra siejamas meditacija, malda, muzika, svaigalai, kvapai. Ir kai žmogus nori prisiliesti prie to pasaulio, jis naudojasi ir šitais šaltiniais. Ir tarkim, Neptūnas tai yra religija, jis rodo kelią į bendravimą su aukščiausiu pasauliu, su viešpačiu. Ir įvairių pasaulių religinėse apeigose, kągi mes matome, muzika, kalba eiliuota forma, tai eilės, poezija, tai irgi Neptūnas. Kūrėme eilės, kūrėme muziką, muzikuojame, tapyba, tai yra spalvų deriniai. O ką tada geriau pamiršti? Svaigalų, tai nežinau, aš čia kaip ir nesu labai didelė šalininkė svaigalų. O ką pamiršti tada kitais metais? Ko netreniruoti, ko nedaryti? Tai čia iki Liepos mėnesio. O po to kylantis mazgas eina į vandenį. Visi užsiimsim IT technologijom. Na, ir atsaky. Ir vis dėlto draugystė. Ten IT dėka šiaip vandenis yra kosmopolitas, tai yra draugystė su visų pasauliu. Vat mato, tokie radikaliai skirtingi metai. Jeigu iki Liepos mėnesio Jupiteris Vėžy ir mes orientuojamas į tautinių tradicijų puoselėjimą, tai kai tik tai Jupiteris, atsiprašau, kaip kylantis mazgas eina į vandenis, taigi visi tampam kosmopolitai tokie. Sakyčiau, zebro metai. Dar vieną kanopinį radau. O ko tada visiškai nedaryti? Na, kol krentantis mazgas mergelėje, bandom atprasti nuo smulkmeniškumo. Ir va šiuo atveju galima pasakyti, taip, bet čia galbūt, kai baltas mėnulis eis, tai čia gal sakyčiau iki kovo mėnesio.
velnias slypi smulkmenose. O vat kai jau baltas mėnulis eis į mergelę, tada jau mes galime pasakyti, Dievas slypi smulkmenose. Ir vis dėlto netapti smulkmeniškais, nes kylantis mazgas žuvysiais reikalauja vat to bendro požiūrio iš toli, apibendrinančio. Nežiūrėti, kur ten, koks tai ten plaukas, ten, smulkmena. Žodžiu, žinoti, kas yra smulkmena. Ta gražia nata, judame link svarstyklių, persiverčiame jau į kitą zodiako pusę, į dar vieną zodiako ženklą, tai svarstyklės. Smulkmeniškos? Ne, nesmulkmeniškos. Kaip joms seksis tada ateinančiais metais? Bet jau nuo spalio mėnesio, manau, puikiai, nes baltasis mėnulis jau jų ženkle. Šiaip manau, kad svarstyklės, kurios galbūt turėjo daug bėdų 24 metais ir netgi 25 metų pradžioje, pagaliau pradės spręsti savo problemas. Ir tas pats sėkmingiausias laikas jau nuo spalio mėnesio. Manau, kad svarstyklėm viskas bus gerai ir skundų iš jų pusės tikrai nesulauksime. Tiesa, vienintelis patarimas sausio mėnuo. Bet vienintelis mėnuo, kada nereikėtų svarstyklėm priminėti ilgalaikių svarbių sprendimų, kada nereikėtų susižadėti, kada nereikėtų tuoktis ir pasirašinėti ilgų bendradarbiavimo sutarimų, tai yra sausis. Bet tai viskas. Vienintelis mėnuo, kuris gali pakišti jiem koją. O visa kita gerai. Tuomet kraustomės greitai į Skorpioną, nes šiais metais pakankamai didelę metų dalį juodasis mėnulis viešėjo Skorpione ir jau 25 gruodžio 20-21 iškeliauja juodasis mėnulis į Šaulį ir staiga, kas nutiks, Skorpionai pajus didžiulę laimės dozę, atsipalaidavimą nuo įtempto periodo, nesėkmių ir depresyvių minčių. Taip, tai įsivaizduok, Jupiteris, tai kur Vėžiai, tai Skorpionam, tai yra labai gerai, tai galimybė plėsti savo visas galimybės. Ar tai būtų veikla, ar tai būtų asmeninis pripažinimas, na ir netgi ar tai būtų susijęs su romantiška sėkme, viskas gerai. Tiesa, toksai labiau lengvas, romantiškas laikas, kai norisi visur pabūti, viską pamatyti, kai norisi mylėti visą pasaulį, tai pirma metų pusė iki Liepos mėnesio. Nuo Liepos mėnesio palengva Skorpionai pradės koncentruotis į jiem galbūt tokius, pačius svarbiausius gyvenimo klausimus. Jie pradės aiškintis, o ko jie iš tiesų nori. Jeigu tuo metu jie norės visko iki Liepos mėnesio, po to jie pradės rinktis, kas jiem yra svarbiausia ir tikslingai dirbti tą kryptimį. Panašu, kad labiausiai tuo metu juos ims domėtis labiausiai karjerą. Ir tai bus teisingas sprendimas, galima kalbėti apie stiprų pakilimą karjeroje. Ir jeigu jau Skorpionai taip suplanuos šiuos metus kaip veiklos plėtrą, kaip kilimą karjeros laiptais, jie bus teisūs. Skorpionai atsipalaiduos, karjera, juodasis mėnulis jų neveiks, o štai Šaulys turbūt turėtų įsitempti, sukaupti visas kantrybės, valios ir nuosaikumo pastangas į vieną vietą, nes jau nuo šių metų gruodžio juodasis mėnulis Šaulyje iki kitų metų netgi rugsėjo ir toks įvykis nutinka vėlgi labai retai, tik kas 9 daugiau mažiau metus, ar ne? Ir kuo retesnis tranzitas, tai tuo vis dėlto jis turi didžiausias pasiekmes ir didžiausią efektą. Tai vis dėlto, kaip čia su tuo juoduoju mėnuliu, kas tas juodasis mėnulis ir kaip jis paveiks Šaulį? Na, kadangi jau mes čia velniuką paminėjome, tai vėlgi norėčiau pasakyti, netoks velnias baisus, kaip jį piešia. Pats sudėtingiausias periodas labai ilgai netruks. Jis bus, ko gero, kažkur tai iki Liepos. Nuo Liepos mėnesio
jų šeimininkas Jupiteris perės į liūtą, na ir kas dalyks. Liepa, rugpjūtis, pusė rugsėjo, žodžiu, tas jau ta pati pabaiga. Juodo mėnulio paprastai žmonės labiausiai pavargsta jau išeinant juodam mėnuliui ženklo, kaip tik ir nebus sudėtinga. Žodžiu, pačiu sunkiausiu, bjauriausiu periodu, kai dažniausiai žmonės pradeda dejuoti, kai jau lieka jau mėnuo, 2 iki išeinant juodam mėnuliui, tai pagrindinė frazė, kada tas juodasis išeis, jau atsibodo, jau žmonių kantrybė senka, tai va šito nebus. Tai gal čia liaudės išmintis vis dėlto teisė, kad tamsiausia naktis yra prieš pat aušrą? Tarkim, taip. O kas apskritai yra tas juodasis mėnulis? Bet čia nebus, čia jinai bus gerai apšviesta, Jupiteris, jis ten tokių žibintuvėlių pridėjo, žodžiu, viskas ten bus gerai. O kas tas juodasis mėnulis yra toks ir kodėl apskritai yra paprastas mėnulis, dar juodas mėnulis ir dar baltas mėnulis? Mes jau esam tai aptarę, bet dar kartelį pasikartokim. Aš galiu tik tai pasakyti, kad nei juodo, nei balto mėnulio danguje nėra. Tai yra tam tikri taškai mėnulio judėjimo orbitoje. Apie tai galima visiškai atskirą didelę paskaitą pasakyti. Bet tie taškai, jie yra skaičiuojami ir pagal juos mes matome tas vietas, per kurias galima labiausiai nukentėti nuo savo blogų padarytų darbų, kitaip sakant, nuo savo blogos karmos, ir už ją tenka mokėti. Ir kada mes esame labiausiai pažeidžiami tų juodų jėgų puolimui. Tiesą sakant, toksai pastebėjimas, kai juodas mėnulis yra tavo ženkle, būna kartais netgi visiškai neteisingų puolimų. Tu to niekada nedarai. Staiga apie tai pradeda žmonės blogai šnekėti, kaltinti dalykais, kurių tu niekada nedarai. Kaip ir nereikėtų dėl to labai pergyventi, tik juodas išeina, staiga visi žmonės pamiršta, kad apie tave blogai galvoja, netgi ateina ir atsiprašo. Profilaktiškai, ką daryti, kad to neįvyktų? Labai paprasta. Atsiriboti nuo pasaulio. Juodas mėnulis apskritai yra susijęs su atsiribojimu ir jis reikalauja atsiribojimo. Tuo metu geriau stengtis kuo mažiau bendrauti, pabūti savyje. Jeigu turit galimybės, pagyvenkit vienuolyne, išvykit į piligriminę kelionę. Tuo metu yra labai svarbus tie, to savo dvasingumo ugdymo. Ir šventimai, bendravimai su visais, tai tik tai blogins situaciją. Ir nesiskūskite. Kuo daugiau skūsitės, tuo bus blogiau. Vėlgi primenu, aukštesnės jėgos, angelai mums ateina į pagalbą tada, kai mes šypsomės, kai mes ramus. Ne veltui visose religijose mes atrasime tą ramybės palinkėjimą. Ir galima sakyti, to juodo mėnulio periodas jisai neužtruks. Kalbant apie Šaulį, kalbam apie juodojo mėnulio tranzitą, kalbėjom apie mergeles, tai kalbėjom apie krentantį mėnulio mazgą. Ir štai žiūrovas ar žiūrovė mūsų klausia, tai kas blogiau? Krentantis mazgas ar juodasis mėnulis? Ir ar galima apskritai tuos visiškai du skirtingus dalykus lyginti? Ar galima kažkaip paprastai aptarti, tai kada vis dėlto ko laukti? Kai juodasis mėnulis tavo ženkle, ar kai krentantis mazgas tavo ženkle? Irgi vienas iš tų labai teisingų gerų klausimų. Iš tikrųjų, kai kas yra bendro tarp šių visiškai nesuderinamų dalykų. O bendro yra tai, kad ir vienas, ir kitas, ir krentantis mėnulio mazgas, ir juodas mėnulis mus mažiausiai vargina, mes mažiausiai nuo jų nukenčiame tuo atveju, kai mes pasišvenčiam intravertiškam gyvenimui. Kai mes trupučiuką užsisklendžiam savyje, pabūnam su savimi, kai mes renkamės pasyvesnį gyvenimo būdą, kai mes, tarkim, užsidarome nuo pasaulio. Taip kaip
žemėj reikia ilsėtis ir ne kasmet artime. Žinome, net Biblijoje yra aprašyti šitie rimo ciklai. Taip ir pas žmogų gyvenime yra periodai, kada jis turi būti aktyvus ir kada jis turi ilsėtis, kaupti jėgas, kaupti energiją. Tai vat krentantis mazgas jis reikalauja kaupti energiją būsimai sėkmei. Na, o juodas mėnulis čia jis iš dalies susijęs jau ir su bausmėmis, bet tu mažiau prisitrauksi tų blogų energijų, mažiau prisitrauksi iš aplinkos blogio, jei mažiau bendrausi, jeigu tu užsidarai nuo aplinkinio pasaulio, tu jiem tampi nepasiekiamas. Čia tas principas nėra žmogaus, nėra problemų. Krentantis mėnulio mazgas, jo tranzitas, truputėlį stresinė situacija, juodasis mėnulis, jo tranzitas, truputėlį stresinė situacija. Dar vienas reiškinys, tai yra užtemimai, kurie taip pat yra stresinė situacija, ne kiekvienam ženklui ir apskritai mums visiems. O kas įvyksta vis dėlto per užtemimus, nes tai yra dar vienas žiūrovo klausimas. Užtemimai, saulės užtemimai tai yra ta pati jaunatis, ten tik tai trupučiuką, na, tarkim, tam tikras išsidėstymas saulės ir mėnulių yra, reiškia, vienas kito atžvilgiu duoda tokią poziciją, kad ten, tarkim, kad mėnulis atsistoja tiksliai tarp žemės ir saulės, kad mes jos nematome. Na ir paprastai būna 2 mėnulio užtemimai, tai yra 2 saulės užtemimai, rečiau ten 3. Per metus. Taip. Standartiškai tai 2 mėnulio ir 2 saulės užtemimai. Nu ir analogiškai yra mėnulio užtemimas irgi taip pat kaip ir saulės, reiškia ten žiūri tą tikslų atitaikymą tarp jų padėties. Tiesiog užtemimas, tarkim, saulės užtemimas, na, jis būna per jaunatį ir jis gali, tarkim, jis duoda daugiau fatališkumo. Jisai, tarkim, per jaunatį apskritai, na, sakoma, taip formuojasi ateitis. Ir kai yra saulės užtemimas, kodėl iš dalies jų tai bijoma, kad, tarkim, žmogus per jaunatį ir ypač per saulės užtemimą jo kaip ir tas sąmoningumas jis sumažėja ir jeigu tu priemi kažkokius neteisingus sprendimus, juos ištaisyti, iš jų išlipti jau būna neįmanoma, todėl profilaktiškai yra patartina per saulės užtemimus nieko nekeisti, nepriminėti jokių užtemimų, tai yra jokių sprendimų, nebent žmogus būtų gimęs per užtemimą. Tai yra užtemimininkai ir pas juos viskas atvirkščiai, tik tai labai mažai yra užtemimininkų. Ir paprastai tos visos prognozės, rekomendacijos, ką daryti ir ko nedaryti, yra skiriami bendrai masė, kuri negimusi per užtemimą. O pas užtemimininkus atvirkščiai daugiau aiškumo, blaivumo. Jie galų gale supranta, kodėl jie čia gimė, kokios užduotis ir ką jie dabar turi daryti. Na, o visiems tiem, kas yra neužtemimininkai, jie tiesiog turi žinoti, kad per saulės užtemimą jie nebūtinai bus teisūs, jie gali labai stipriai suklysti ir jeigu jie suklydo, tai ištaisyti gali būti ir neįmanoma. Pavyzdžiui, per saulės užtemimą, na, jeigu šeimoje yra kažkokie blogi santykiai, tarkim, tarp sutuoktinių, spalvos sutirštėja, na ir štai galų gale, ar ten įsimylėjusių porelė, ar sutuoktiniai, vienas nusprendžia, ne, aš daugiau negaliu ir skiriamės, na ir jie išsiskiria. Praeina savaitę kita po užtemimo, na dažniausiai mėnuo po užtemimo, gal 2 ir staiga pradeda žmogus suprasti, kad viskas gerai. Nu, tikrai užtemimas buvo tikrai to žodžio prasme ir bando taikyti su viskas jau yra nebeįmanoma. Todėl aš profilaktiškai visada siūlau niekada, pavyzdžiui, nenutraukinėti santykių per užtemimą. Niekada nekeisti darbo
per Saulės užtemimą, nu ir artimiausiomis prieš ir po artimiausių metų. Nes tu gali galbūt pervertinti savo jėgas, galbūt turėti pernelyg didelių lūkesčių naujam darbui ir ten ateis ir tu matai, kad tu nesusitvarkai su tą situaciją. Ir jau tau nieko neišeis ir ten prasideda jau toliau kriziniai dalykai. Na, o mėnulio užtemimas tai yra kas? Tai yra labai, labai daug emocijų. Bet tarkim, mėnulio užtemimus, bet čia jau yra, nu, tokios jau yra specialios religinės praktikos, ypač rytų religijose, juos išnaudoja pasiekti labai aukštiem dvasiniam būsenom, na, tarkim, žinau faktų, tiesiog konkrečių, kai per mėnulio užtemimus būdavo planuojami ritualai, maldos, kad vienuolis išeitų, tarkim, atsidurtų nirvanos būsenų. Yra tokių konkrečių ir galima tai patikrinti, istoriškai užfiksuotų dalykų. Ir šitos aspektus netgi galėsite rasti Palmyros astrologiniam kalendoriuje, kada vyksta Saulės užtemimai, ką daryti, ko nedaryti ir kaip kiekvienas iš tų užtemimų paveiks vieną arba kitą gyvenimo zoną. Vasario mėnesį atsivertus, Saulės užtemimas Vandenio ženkle, visos detalės kalendoriuje. Beje, labai gerai, kad prisimeni vasario mėnesį, vasario 17. Taigi Arklio metai tai prasidės vasario 17. Ir iš esmės tai, kaip sakant, toksai gana negatyvus atspalvis, nes užtemimai daugiau ar mažiau jie yra siejami su negatyvumu. Kodėl? Todėl, kad trūksta, na, to aiškumo, to šviesumo. Žmogus linkęs labiau klysti. Ir įsivaizduokite, metų pradžia per Saulės užtemimą. Ką tai reiškia? Mano patarimas, nors aišku, rytuose, nei kiniečiai, nei ten japonai šito tikrai nedarys, jie vis tiek audringai švęs. Nešvęskite audringai, būkite santūrus. Bet kokie audringi šventimai per Saulės užtemimą atneša blogų pasiekmių. Todėl aš patarčiau labai saikingai sutikti ugninio arklio metus. O šituos patarimus rasite jau metų žvakės aprašyme, galbūt tada ir bus gera sutikti tuos ugninio arklio metus per Saulės užtemimą, paskaičius, kaip vis dėlto tai atlikti, kaip užsidegti žvakę ir kaip tuos metus, kaip tiems metams paspausti starto mygtuką. O tarp kitko, galima man informacijos, nes aš tai ne viską žinau apie tą kodą. O ten reiškia, suprantu, kad tu nusiskanuoji ir čia yra metų aprašymas. Taip, tai o šitie ženkliukai iš tiesų labai paprasta. Tai reikės įjungti telefono kamerą, reikės telefono kamerą nukreipti į QR kodo ženklą ir apačioje atsiras tarsi geltonas langelis, ant kurio paspaudus jūs visi galėsite rasti aprašymą tik metų žvakės, nes tai yra metų žvakės aprašymas, o kalendorių jau reikės įsigyti popierinėje versijoje, kad galima būtų rasti visus Palmyros smulkmeniškai sudėliotus ženkliukus. Labai greitai judam link Ožeragio. Bet čia va toks ir buvo mano klausimas, nes matote, Vilius visą leidimą užsiema, aš tai nežinau tų visų smulkmenų. Šiemet reikia pamiršti smulkmenas, krentantis, tai mergelė, tai man ir buvo įdomu, ar ten šitie ženkliukai reiškia, jų nėra. O kadangi kylantis mazgas įeis į vandenį, o tai yra IT technologijos, o tai yra QR kodai, ar ne, tai turėsim sėkmingus metus. Judam Palmyrą labai greitai prie Ožeragio, nes pakalbėjom apie Šaulį, pusę metų juodasis mėnulis kankins Šaulį, netgi daugiau truputėlį negu pusę metų, o nuo rugsėjo štai juodasis mėnulis apsilanko Ožeragyje. Ką daryti Ožeragiui, ko imtis, ko nesiimt, kad šitie metai būtų vis dėlto šaunus ir sėkmingi? Ožeragiui reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į savo šeimininką Saturną. Ir jis jau, kaip žinia, nuo vasario vidurio pereina į avinuką. Tai, sakyčiau, be ne pats svarbiausias, galbūt sėkmingiausias mėnuo, tai bus sausis, reiškia gimtadienio mėnuo, jokių ten žiemos atostogų, o dirbam.
iki vasario vidurio, nuo vasario vidurio galima pradėti atostogauti. Arba kai juodas mėnulis eis, nuo rugsėjo vidurio irgi galima pradėti atostogauti. Žodžiu, kol Saturnas bus Avino ženkle, ožiaragių veikla bus, čia yra darbo ženklas, karjeros ženklas, žodžiu, jų veikla, jų karjera bus tiesiogiai susijusi su santykiai šeimoje. Kaip šeimoje klostysis, taip ir bus darbe. Todėl paskatinčiau ožiaragius susitelkti ties, gerų santykių puoselėjimų šeimoje. Na ir ko gero galbūt nebūti tais asiliukais ar arkliukais, kurie tempia visą vežimą. Vis dėlto ožiaragiai neturiu pamiršti. Jie yra zodiako stogas, tai yra viršus, tai yra valdymo ženklas. Būkit malonus, paskirstykite visus darbus visiems šeimos nariam. Nes aš nesu tikra, kad kol Saturnas judės Avino ženkle, ar jūs patempsite vežimą pilną krūvį ir namie, ir darbe. Štai toks patarimas. Kaip gyvens ateinančiais metais vandeniai, nes vandeniuose jau yra įvykęs vienas esminis pokytis, tai Plutonas įžengia į vandenį ir tarsi atominė bomba skatina vandenį veikti. Jeigu dabar įeis dar ir kylantis mazgas, tai vandeniai apskritai bus, nežinau, nešančios raketos visą šį pasaulį kažkokį tai ateities IT kosmosą, ar kas čia su tais vandeniais nutiks? Na, dėl Plutono prašyčiau neperlenkti lazdos, nebent vandenis yra gimęs pirmom ženklo dienom, ten kokią nors ten, nežinau, čia priklausomai nuo metų, tai gali būti ir 21, ar 22, ar 23. Šitie vandeniai Plutoną jaus. Taip, jie bus energingesni, darbingesni ir jie tokiais titanais pavirs, ant kurių pečių laikosi pasaulis, na ir gerai. O kai kylantis mazgas eis ir jis jau iš kito galo eis, iš vandenio ženklo pabaigos į vandenį, be abejo, tai suteiks visiems vandeniam daug jėgų, aišku, vėlgi, kas ten labiausiai pajus, tie, kurie gimė ženklo pabaigoje, tai vasario ten kokia nors 15, 16, 17, 18 diena. Beje, vandenių dėmesio, jų gyvenime gali būti labai įdomių ir labai gerų pokyčių nuo Liepos galo iki spalio 9 dienos. Tai bus laikas, kai aš patariu visiems vandeniam labai rimtai pamastyti apie tai, ko jie nori. Ir ta linkme bent kažką nuveikti. Tai, kai jūs nuveiksite nuo Liepos 27 iki spalio 9 dienos, atnešim laimę, sėkmę net 19 metų. Tai tas laikas, kai galima sakyti, kai tu turi tuos visus tūzus, kai visos kortos tavo rankoje ir tu gali daryti, ką nori. Tai yra labai reta proga ir jūs jos nepraleiskite. Na, labiausiai vėlgi tuo, kas galės pasinaudoti, tie, kas gimė ženklo paskutinėmis dienomis, na ir tie, kas su Plutono valdžioje, tie taps, na, ir savo likimo tikrais šeimininkais turės progą patapti, na ir aš manau, kad jie stipriai ims valdžiai savo rankas ir apskritai. Ir ko gero, ir į politiką pasižvalgius yra politikų, kurie gimė pirmomis vandenio dienomis. Tai iš tų politikų galima tikėtis labai įdomių žingsnių, labai įdomių sprendimų. Nors Zelenskį turėtų darmenį. O kaip tada jausis žuvis? Žuvis palieka Saturnas, jis iškeliauja į Aviną, palieka ir kylantis mazgas, jis iškeliauja į vandenį. Tai kaip čia tos vienišos žuvis, jos liks vien su savo Neptūnu draugaus? Nelabai tam draugaus. Taigi Neptūnas jau nuo sausio 27 irgi iškeliaus. Manyčiau, kad
žuvim nebus kada liūdėti. Visų pirma, iki Liepos mėnesio yra jų laimės, meilės, smagumo, gyvenimiškos sėkmės laikas. Aš manau, kad jie bus net labai laimingi ir jie tik tai džiaugsis, kai galų gale tas Saturnas su Neptūnu išeis. Tiesiog iki Liepos mėnesio auksinis laikas, laimės kūdikiai. Tikrai gali save priskirti prie zodiako laimingųjų. O tai buvo labai blogai, o dabar labai gerai. Na, o paskiau ir vėl gerai, kai Jupiteris eis į Liūto ženklą. Tai kiek tu gali pramogauti, džiaugtis ir viskas tau gaunasi, kaip tu nori. Teks truputį, kad taip nuobodu nebūtų ir pasidarbuoti. Darbo terapija, tai vadinasi. Ir tai bus laikas, kai galima rasti galbūt geresnį, tinkamesnį darbą ar papildomą darbą, arba tiesiog tą veiklą, kurią užsiemate plėsti, puoselėti, žodžiu, tai sėkmingos veiklos metas. Šiaip geri metai ir kai sustiprės jų sveikata, kai pagerės santykiai šeimoje, jeigu vieniši, tai visos galimybės rasti tą vienintelę ar vienintelę, kuri jum yra skirta. Su Palmyra ką tik aptarėme visus 12 zodiako ženklų, prabėgom juos labai paviršiukais, bendrosiais aspektais, galima taip sakyti. Daug detalesnius aprašymus kiekvienas iš jūsų galite rasti kiekvieno mėnesio lape astrologiniam Palmyros kalendoriuje, kuriame lygiai taip pat galite rasti ir savo užduotus klausimų atsakymus apie užtemimus, apie tranzitus, apie mėnulio tranzitus per zodiako ženklus. Galite rasti detalius mėnulio ir saulės kalendorių dienų aprašymus. Galite rasti ir runų ženklus, kurie galėtų būti talismanai ir amuletai kiekvienai dienai. O svarbiausia, rasite legendinius Palmyros ženkliukus, raudonus ir žalius, kur netgi nenorint gilintis arba neturint laiko gilintis į aprašymų lapą, užmetus vien akį į kalendoriaus lentelę, kuri yra štai tokia visokia margutėlė, galėsite pamatyti, ką tą dieną vis dėlto yra rekomenduojama veikti, ko nereikėtų daryti. Taip pat kalendoriaus pabaigoje rasite visų gyvūnų aprašymus, gyvūnų tai totemų aprašymus, tiek apie asiliuką zoroastrietiškai, tiek apie ugninio arklio metus, tiek apie Merkurijaus planetą kaip metų valdovę. Tuos pačius aprašymus rasite ir metų žvakės aprašyme, kurį visada galėsite paskaityti nuskenavę QR kodą ant žvakės pakuotės. Žvakę bus rekomenduojama užsitekti pasitinkant visus naujuosius metus, tiek mūsų įprastąją sausio 1-ąją, tiek kinų naujuosius metus, tiek zoroastriečių naujuosius metus, tai yra kovo 21-ąją. Žvakė dar praturtinta, saulei tekant, žvakė dar praturtinta spalva ir kvapais. Iš tiesų rasite dar ir aprašymus detalius, kaip sutikti tuos naujuosius metus, kokius vis dėlto papuošalus dėvėti, kokius šokius šokti arba jų nešokti. Reiktų trankiai švęsti, trankiai pasitikti tuos naujuosius, ar galbūt ramiau, labiau susikaupus. Visą tą informaciją rasite žvakės aprašyme ir žvakę galite įsigyti tik Smells Like Spells internetinėje parduotuvėje. Na, o kalendorių rasite jau ir mūsų parduotuvėje, ir interneto parduotuvėje, rasite ir Pegaso knygynuose didžiuosiuose, ir Vagos didžiuosiuose knygynuose, ir knygos.lt, ir patogu pirkti. Taip pat nuorodas tiesiogiai galite rasti ne tik Smells Like Spells interneto parduotuvėje kaip produktus, bet ir tiesiai po šituo video. Na, o žvakės aprašymus iš tiesų galėsite rasti net 3 kalbomis šiais metais. Tai yra lietuvių,
anglų ir prancūzų. Todėl jei kalendorius tik lietuviškai, tai žvakė gali tapti netgi puikia dovana jūsų ir nelietuviškai kalbantiems draugams. Abu šie nuostabus produktai gali būti siunčiami į visas pasaulio šalis, išskyrus Rusiją. Nusipirkti juos galima internetu. Ką, Palmyra, mes galėtumėm dar pabaigai palinkėti žiūrovams ir galbūt labai trumpai, ko Lietuva, kaip mūsų ta tėvynė, kurią dar visą pusmetį mes turime ypatingai mylėti, ko ji gali laukti 26-aisiais. Ko gali laukti Lietuva ir ką mes linkime žiūrovams? Tuoj pat pasakysiu, bet dar vienos detalės, sakiau, prie detalių negalima kabinėtis, vis tiek noriu prisikabinti. Manęs dažnai klausia, o ką daryti su rūnų ženkliuku? Niekaip tu nepaaiškinai, 2 žodžius pasakyti. Ką daryti su rūnų ženkliuku? Kaip jais naudoti? Žmonės pasižiūri ir nežino, kaip tai. Visų pirma, pažvelgus į kalendorių, pasižiūrėti, koks tai yra rūnų ženklas, tą dieną, tada atsiversti kalendoriaus pabaigą, ar ne, ten, kur yra saulės parų aprašymai, mėnulio parų aprašymai ir rūnų ženklų aprašymai, juos galima tiesiog persipiešti detaliai ant lapelio popieriaus, galbūt ant akmenuko, galbūt ant odos gabalėlio, nes rūnos vis dėlto mėgsta tas natūralias medžiagas, ir galbūt tą dieną tiesiog įsidėti į kišenę, galbūt, nežinau, į rankinę ir vis galbūt netgi rytinės meditacijos metu vis vizualizuoti, vis pamėginti tą rūnų ženklą įsivaizduoti ir tokiu būdu jis galės tapti jūsų talismanu ir amuletu. Tai vėlgi ženklas, kuris suderintas, jeigu Palmyra savo mažuosius ženkliukus derina pagal daugybę astrologinių aspektų, tai rūnų ženklas kaip tokia vyšnaitė ant torto jau priderinta prie visų ženkliukų, aspektų, planetų tranzitų ir planetų judėjimų. Taip, iš tikrųjų norėčiau atkreipti dėmesį, kad tie ženkliukai tai yra į vieną vietą apjungta yra didžiulis kiekis astrologinės informacijos. Tai ne tik mėnulio diena, ne tik saulės diena, tai yra planetų tranzitai, tai yra tam tikri laipsniai, geri, blogi. Yra toks didelis kiekis informacijos ir jūs nenustebkite. Štai, tarkim, ko būna, aš gaunu tokius klausimus, tarkim, pagal mėnulio kalendorių, tarkim, 14 mėnulio diena, o pas mane nėra paženklinta, kad tą dieną galima pradėti naujus darbus. Kodėl? Netitikimas. Tam yra priežasčių, reiškia kažkoks blogas tranzitas, kažkur kažkas yra negerai. Ir nenustebkite, netgi jeigu bus kartais labai bloga diena, jūs žinote, pagal mėnulio kalendorių, ten beveik nieko blogo nepažymėta. Reiškia, tai dienai yra tam tikra planetų padėtis be galo palanki, kuri bent jau iš dalies sugeba tą didįjį tos dienos blogį kompensuoti. Tuo ir yra retas kalendorius, kad čia yra susumuota visas informacija, kad žmogui nereikėtų sukti galvos ir jis dažnai pasimeta, nes dabar daug žino ir mėnulio kalendorių, ir saulės, ir informacija pjaunasi, ir netitinka. Ir ką tada daryti? Tai šitas sunkus juodas darbas, kai reikia suderinti kartais visiškai priešingas informacijas ir rasti tą bendrą sprendimą ir yra atliktas kuriant šitą kalendorių ir atspindėta ženkliukų pavidalu. Žali gerai kaip šviesoforas, raudonį įspėjimas, kad atsargiai. Ko linkime žmonėms ir ko galėtų laukti Lietuva ateinančiais 26-aisiais? Pirmiausiai noriu pasidžiaugti, kad pagaliau tas galbūt sudėtingasis Lietuvai periodas, tai yra juodo mėnulio sugrįžimas, kuris prasidėjo 25 metų kovo gale ir baigsis dabar, gruodžio 20 jau baigėsi. Bet jau juodo mėnulio jau nebeturėsime Skorpione. Ir juodo sugrįžimas, kaip žinia, mes jau dabar turėjome išryškina tai, kas gali būti blogiausia. Gal aš jau nekomentuosiu, kas šiemet buvo blogiausia Lietuvoje, visi viską žinome. Šie metai, sakyčiau, Lietuvai jau bus galbūt paprastesni, neutralesni,
bet vis dėlto pakankamai emocingi ir audringi. Manyčiau, kad kovingumas lietuvių, o gal ir sąmoningumas sustiprės. Kadangi Plutonas jau judės vandenio ženklų ir per Venerą, per Marsą, galima tikėtis, kad liaudės masas, kad ta didžioji tautos dalis bus aktyvesnė ir labiau reikš savo nuomonę ir labiau kovos už savo teisės. Tai, manyčiau, valdžiai čia kils daugiau problemų. O ko, Palmyra, vis dėlto palinkėtumėt 26-aisiais? Ko reikėtų mums laukti, siekti, apie ką svajoti ir kur save vis dėlto geriausia padėti? Na, kadangi tai bus vis dėlto Merkurijaus metai, kas yra Merkurijus? Mąstymas. Pirma, apgalvojam, apmastome, aišku, įskaitant kylantį mazgą žuvyse, kaip mes įsiklausome į intuiciją. Ir po to veikiame ir čia kalendoriuje buvo parašytas, man labai patinka senovės Avestos knygoje, šventų zoroastrietiškų knygų rinkinys Avesta, tas pagrindinis kelias – dora mintis, doras žodis, doras darbas. Toks galbūt ir būtų palinkėjimas. To linkime jums. Kviečiame pasidalinti šituo video įrašu, nes jis liks iš tikrųjų Smells Like Spells paskyroje. Galbūt jis bus įdomus jūsų draugams. Nepamirškite paspausti patiktuko, nepamirškite pasidalinti šituo įrašu. Nepamirškite nupirkti galbūt geriausios ir įdomiausios dovanos tiek lietuviškai, tiek nelietuviškai kalbantiems savo draugams, kuri lydės jūs visus ir draugus lydės visus metus, tai yra metų žvakė. Nepamirškite įsigyti Palmyros astrologinio kalendoriaus. Tariame jums sudie ir linkime gražiausių, sėkmingiausių ir žaliausių ateinančių metų.